37 diena. Ketinimo koordinavimas. Deklaravimas. Jei pažiūrėti neigiamą įvykį nuspręsite laikyti teigiamu, tai viskas kaip tik taip ir bus. Atminkite, kad ir kaip blogai būtų dabar, prieš akyje jūsų laukia kažkokia labai maloni staigmena. Jeigu jūs šią akimirką išsaugosite koordinaciją, prieš bet kurį išmėginimą tarkite savo, pavyks gerai, o nepavyks dar geriau. Juk jūs žinote, kad jūsų pasaulis rūpinasi jumis ir jei kažkas nepavyko, vadinasi, jūs išvengite kitų nežinomų problemų. Gerai nusiteikę ramiai eikite į pasimatymą su likimu, kurį kuriate jūs patys. Nuo šiol, kad ir kas vyktų, viskas klojasi taip, kaip reikia. Aiškinimas. Žmogaus gyvenimas, kaip ir bet kuris kitas materijos judėjimas, yra priežasčių ir pasekmių grandinė. Variantų erdvėje pasekmė visada yra netoli savo priežasties. Kaip viena išplaukia iš kita, taip ir gretimi erdvės sektoriai sudaro gyvenimo linijas. Į negatyvizmą linkusių žmonių blogiausių lūkesčių realizavimasis pasitvirtina, kad žmogus gali daryti poveikį įvykių eigai. Kiekvienas įvykis gyvenimo linijoje turi dvi atšakas – į palankę ir į nepalankę pusę. Kiekvieną kartą, kai atsitinka tas ar kitas įvykis, jūs pasirenkate, kaip įvertinti. Jei laikote įvykį teigiamu, jūs patenkate į palankę gyvenimo linijos atšaką. Polinkis į negatyvizmą verčia jūs reikšti nepasitenkinimą ir pasirinkti nepalankę atšaką. Kai tik jūs kas nors suerzina, tuoj atsitinka dar vienas nemalonumas, todėl ir sakoma, kad nelaimė niekada viena nevaikšto. Bet nemalonumų virtinė seka ne paskui pačią nelaimę, o paskui jūsų požiūrį į ją. Dėsningumą formuoja jūsų pasirinkimas ten, kur linija išsišakoja. Ketinimo koordinavimo principas jums suteikia galimybę visada patekti į sėkmingą gyvenimo liniją.